Darbuotojui iškviestam dirbti per savo poilsio dieną apmokama ne mažesniu kaip 2 darbuotojo darbo užmokesčiu. Norint pažymėti darbą poilsio dieną, atsidarykite skiltį Faktas. Kalendoriuje pasirinkite dieną, kurioje darbuotojas buvo iškviestas dirbti papildomai. Žiniaraščio juostoje paspauskite plius simbolį. Taip pridėsite naują žiniaraščio įrašą. Išskleiskite darbuotojų sąrašą ir susiraskite reikiamą darbuotoją. Nurodykite darbo pradžios bei pabaigos laikus. Darbo tipas yra automatiškai nustatomas į darbas poilsio dieną. Jeigu aktualu, nurodykite pertraukos laiką. Kad darbo poilsio dieną valandos nesiskaičiuotų į bendrus suminės apskaitos likučius, faktiniam įrašui galite pažymėti netraukti į sumavimą. Nepamirškite išsaugoti pokyčių. Prie faktinio įrašo atvaizduojamas komentaras. O šalia darbo laiko matysite požymį, jog tai darbo poilsio dieną faktinis įrašas. Darbuotojui, kuris į pamainą neatvyko, fakte pažymėkite neatvykimą. Tuomet, prie neatvykusio darbuotojo eilutės pasirinkite papildomus veiksmus ir paspauskite pavadavimus. Optas sukurs darbo poilsio dieną įrašą pagal suplanuotą pamainą, o jums beliks pasirinkti, kuris darbuotojas dirba poilsio dieną. Jeigu norite pamatyti įvestą informaciją grafikos skiltyje, visų pirma įsitikinkite, kad įjungtas nustatymas faktiniai pamainų įrašai. Darbas poilsio dieną žymiamas balta spalva. Kadangi darbo poilsio dieną valandų neįtraukiame į bendrus skaičiavimus, tai darbuotojas suvestinėje jos išskiriamos per plius ženklą. Kiek darbuotojas dirbo valandų per savo poilsio dieną, galite peržiūrėti ir išplėstinėje darbuotojo suvestinėje. Tabelyje darbo poilsio dieną valandos yra išskiriamos į atskirą eilutę.